Labą mano mėlyjei, sveiki įsijungę šitą kanalą, su jumis Edita. Aš esu ta laidininkė tarp taro kortų ir žinučių jums. Šis skaitimas yra, kur nuteka jūsų energija, kodėl jūs neturite jėgų pajudėti gal iš vietos ar pradėti kažką tai naujo, kas jūsų energiją paima be prašymo, be leidimo, o kam jūs atiduodate savanoriškai. Žiūrėsime, jūs sąmoningai tai darote. Žiūrime, kur jūs esate čia ir dabar, ir pagrindinė žinutė šitos kortos, kurias aš dabar paėmiau, tai yra ypatingos kortos. Jos labai konkrečiai nusako esamą situaciją ir kas esamoji situacija yra esminis dalykas. Turiu labai tiksliai atitikti. Šitos kortos yra labai tikslios. Jos labai konkrečios. Jos yra magiškos. Meilė. Ir tikra meilė, kuri ateina pas mane. Kai kas iš jūsų esate įsimylėjimo stadijoje, o kai kas nori įsimylėti, kai kas laukia tos tikros meilės, tos idealios meilės, kaip savo antrosios sielos pusės. Va tokios meilės jūs norite. Meilėm. Afroditė. Aš šaukiuosi tavęs. Atnešti man tą tikrąją meilę čia ir dabar. Ir dabar jau ta tikroji meilė ateik pas mane, tai yra kaip du prašymai. Tikroji meilė, ateik pas mane, tegul mano norai išsipildo. Va tiesiog jūsų širdis šaukia meilės to tikrojo partnerio, nuoširdaus partnerio, žmogaus, kuris nuoširdžiai jūs mylės, kuris atvers jums savo širdį ir su kuriuo jūs galėsite eiti viena kryptimi, vienu keliu per gyvenimą, su kuriuo jūs galėsite kurti, statyti namus, gimdyti vaikus, auginti medžius. Va tokios jūs meilės norite, tos tikrosios. Ir kokio amžiaus jūs bebūtumėte, ar jums 20, 30, 40, 60, 70, neturi reikšmės. Meilė amžiaus neturi. Ir jeigu yra noras mylėti, yra ir tas žmogus, kuriam reikia jūsų meilės ir kuris nori dalintis savo meilę. Kaip jau sakiau, nesvarbu, kokio jūs amžiaus esate šiandieną. Yra žmogus, kuris skirtas jums. Dėl to jūs ir turite tą norą surasti tą žmogų. Kitaip to noro neturėtumėte. Bet dabar žiūrime, kur nuteka jūsų energija. Ar šitose meilės ieškojimuose, ar atvirkščiai yra noras, bet nėra energijos pasiruošti tai meiliai, atsiduoti tai meiliai, pamatyti tą meilę. Gal yra tas partneris jau šalia, tik tai jūs per daug užimta. Dėl to mes norime ir pažiūrėti, kokiose energijose jūs esate. Mes matome, bet kur nuteka jūsų energija. Žiūrime čia ir dabar. Kur nuteka jūsų energija. Judgment, teisingumo korta, aukščiausiasis teismas. Kunigaikštis kardų, čia yra 8 taurės ir 8 pentakliai. Energija nuteka jūsų apsvarstymuose palikti arba santykius, arba darbą, arba ir santykius, ir darbą. Patenais ir nuteka jūsų energija. Aukščiausiasis teismas šneka apie tai, kad jūs daug laiko galite skirti aptarinėjant arba savo darbdavį, bendradarbius, jeigu tai yra darbo klausimai, o jeigu tai yra meilės santykiai, asmeniniai santykiai, tai aptarinėjant savo partnerį, bet iš neigiamos pusės, kaip visą laiką jį statant prieš teisėją. Gali būti, kad jūs užimate tą teisėjo poziciją, kada negailestingai to žmogaus nuodėmės, kad jisai toks ir kitoks ir trečioks. Taip pat gali būti, kad ir pati jūs savikritiškai žiūrite į savo poelgius, save kritikuojate. Save kritikuodama jūs prarandate labai daug energijos, tiek save kritikuodama, tiek kitą kritikuodama. Jūs prarandate daug energijos ir čia rodo ir nuteka
jūsų energiją į kunigaikštį kardų, kuris su savo kardu, su savo žodžiu ir veiksmu, jisai ne tik kad šneka, jisai dar ir veikia. Čia jūs galite labai daug kartų šnekėti apie skyrybas, labai daug kartų dėti savo daiktus į lagaminus arba dėti savo partnerio daiktus į lagaminus ir mėtyti jo daiktus per balkoną ir sakyti, kad viskas baigta, išsiskiriame, išeik, aš nenoriu arba aš išeinu. Čia dar yra ne tik kad žodžiai, čia dar yra ir veiksmas. Ir tenais jūs prarandate savo energiją. Ir vėl gali būti, kad ir vėl dirbate su savimi, dirbate su tais santykiais, dirbate su tais bendradarbiais, kuriuos tik apšnekėjote, arba dirbate su tuo darbdaviu, kurio nekenčiate. Šitas kunigaikštis kardų, jisai nenuspėjamas iš tikrųjų. Jisai gali impulsyviai pasakyti, padaryti dalykus, dėl kurių gal paskui ir gailisi. Jūs galite gailėtis dėl to, ką pasakėte ir padarėte, bet jau per vėlu, jau padaryta. Ir tada einate į tą savikritiką, kodėl aš taip, ir kaip savo prižadate, kad daugiau nedarysite. Jaučiatės kalta. Va ką aš matau. Pas jūs daug energijos nuteka ten, kad jūs jaučiatės kalta. Visą laiką kaip sau kelite kažkokį tai teisingumas, taip? Ar tai buvo teisinga? Ar aš teisinga? Ar jisai man teisingas? Kodėl taip su manim pasielgė? Gal aš neteisingai pasielgiau? Čia ir yra tas, kada žmogus jisai pats daro, po to pats save baudžia arba baudžia kitą už ale neteisingus veiksmus. Bet matau tokį kaip, žinote, daug veiksmo, daug žodžių, daug įvykių, daug įdėta energijos, bet nėra gerų rezultatų iš to. Prasme, kad veiksmas vyksta, taip. Ir tas noras, kad vieną dieną jūs susilauksite to, ko jūs norite, ką jūs iš tikrųjų mylėsite. Aš net nebejoju, kad taip ir bus, tik tai kaip jums atrasti vėl save, susidėti iš tų dalelyčių ir kaip savo energiją vėl supilti į tą indą, kad jūs, kada jau sutiksite tą žmogų, ar tą darbą, kurį jūs mylėsite, ar tą žmogų, kurį jūs tikrai mylėsite, kurie bus jums idealūs santykiai, jums idealus gal darbas. Kaip jums vėl ateiti į save energetiškai. Kas liečia teisingumą? Saulė. Saulė tai yra, pažiūrėkite į save, nebijokite būti unikalūs. Žinote, taip, charakteris, jisai formuoja mūsų gyvenimą, mūsų likimą. Bet iš kitos pusės charakteris parodo jūsų sielą, kokia jinai yra. Tai tas išreiškimas savo charakteriaus, tai yra išreiškimas savo sielos. Kada ne iš baimės veikiame, o iš savo prigimties, kokie mes esame. Ir taip su tuo ateina ir kartais skaudžios pamokos. Dėl to, kad žmonės nenori priimti unikalių žmonių, jie nori priimti žmonės, kurie eina pasroviui, nes tada jie yra neproblematiški žmonės. Su tokiais žmonėmis lengva juos valdyti. Truputį bauginai, jau bijo. Ir jau eina paskui visus. Saulė sako, nustok save teisti. Tu esi pati visata. Ne visata tave formuoja, tu visata. Pagalvokite apie tai. Kas ką įtakoja? Ar jūs visata, ar visata jūs? Čia dar labai didelis klausimas. Nebijokite būti originale. Nebijokite būti savimi. Nebijokite ryškiai atrodyti. Nebijokite dažytis, nebijokite puoštis, nebijokite pasakyti tai, ką jūs norite pasakyti, išreikšti save. Vat jūs norite taip. Jeigu jūs esate šiuo metu užsidegusi iškelti kažkokią revoliuciją, sukelti ten, kur jūs esate, tai tą ir darykite. Bet darykite tai kaip saulė. Nušvieskite savo. Jums reikia turėti labai daug pozityvo, kad tas pozityvo tie spinduliai jums rodytų kelią, kur jūs einate. Nes impulso pagauta, taip, impulsyviai, kaip jūs karščiuojate saulė. Saulinai priduoda ugnies. Nes matote, kunigaikštis kardų, jo protas labai greitai veikia. Ir jo protas greičiau veikia, negu širdis gali suvokti, kur tas protas jūs veda. Protas gal mato 3 žingsnius į priekį, o dar jausmai nepasivijo. Ir širdis nespėja jūsų sustabdyti. Jau būna dalykai pasakyti, jau būna veiksmai atlikti, poelgiai padaryti. Ir viskas per vėlų, traukinys nuvažiavo. Ir tik tada ateina jausmai, kada jūs gailitės. Čia sako, būkite tą saulę, pozityvų. Turėkite tiek optimizmo, kaip jau sakiau, kad tas optimizmas jūsų jums nušviestų kelią, kur jūs eisite.
kai išeisite, kai ieškosite, kai priimsite kai ieškosite meilės tos tikros, kai priimsite tą tikrą meilę. Pirmiausia, meilė savo, kaip aš visą laiką sakau. Sau, saulė. Saulė tai yra egocentrizmas. Aišku, nereikia peržengti ribų. Ne tai, kad aš pasaulio bamba ir man visi turi lenktis. Bet be to su kuo aš čia kalbu tada? Kam aš tą skaitimą darau? Aišku, kad jūs esate aš. Dėl to ir žiūrite šitus skaitimus, kad suvokti, ką jums aš daryti toliau. Karalienė lazdų. Sako, keiskite tą kunigaikštį kardų, kuris stačia galvą lekia ir nežino, kur lekia. Keiskite į karalienę lazdų. Tų, kurie žino, ko jinai nori. Jinai žino, ko jinai trokšta. Jinai žino geismo galią ir žino, kaip pasiekti. Jinai gali sumanipuliuoti gal truputį žmonėmis, kad padarytų už ją dalykus. Arba visi paklustų jai. Bet karalienė lazdų, man ko jinai patinka, jinai yra raganiukė. Jeigu dalykai nepasidaro, jinai turi jėgą magišką, kad įvyktų tai, ko jinai nori. Bet kada jūs ateisite į save, kaip karalienė lazdų, saulė, ugnis, uždekite save, savo troškimus. Jums reikia pačiai įsiaiškinti, ko jūs iš tikrųjų norite. Negalite čia savęs apgaudinėti, nes tada jums neužteks energijos pasiekti to. Tai reikia eiti ten, ko jūs iš tikrųjų norite, kad užtektų tos ugnies, tos saulės, to optimizmo, daeiti iki tikslo, iki svajonės, kad jinai išsipildytų. Dabar kas liečia jūsų išėjimą. Jūs delsite su išėjimu, jūs delsite su nutraukimu, jūs delsite eiti ten, kur šaukia jūs širdis. Gyvenimas jums įvykius staigiai, netikėtai atneš jūsų gyvenimą, kur jūs būsite priversta išeiti, arba žmogus išeis, arba kažkas tokio atsitiks, kad nori, nenori, jūs turėsite palikti tą vietą, kur jūs esate. Nes taip nori gyvenimas, nori likimas, taip nori jūsų aukščiausiasis aš. Kas liečia 8 pentaklius, karalienė taurių. Dirbkite su savo jausmais, dirbkite su savo širdimi, dirbkite su savo širdies čakra, ko jūs norite. Bet jums krenta 2 karalienės, viena širdinga, kita aistringa. Reikia sujungti, per vidurį mirtis. Turi pasikeisti tiek jūsų jausmai, tiek jūsų troškimai. Jūs turite nueiti savai aukščiausiai aš. Jūs turite suvokti save kaip asmenybę, kaip sielą, kaip unikumą, kaip individą. Jūs esate tik tada sistemos varžtelis, kada jūs savo valia, savo energiją savanoriškai atiduodate. Saulė jinai turi labai daug energijos. Mes visi iš Saulės imame tą energiją. Ir kalba eina apie energiją. Tai sako, nustok kritikuoti save ir kitus, o pradėk žiūrėti tik tai į save ir ką tu generuoji pasauliui. Saulė jinai duoda veltui, jinai šviečia. Ir jeigu tai kyla iš jūsų noro, iš širdingo noro atiduoti, kažkam padėti, tai darykite, nes jums sugrįžta šimteriopai. Tas gerumas, ta jūsų meilė, tas davimas besąlygiškas. Bet vėlgi, energija nuteka negrįžtamai. Kada mes padedame žmonėms, kurie patys savo nepadeda. Nors saulė jinai šviečia visiems. Ar tas, kuris savo padeda, ar tas, kuris nepadeda, jinai šviečia ir viskas. Kartos sako, kad gal jums taip reikia šviesti tą meilę visiems, ar jums bus atsidėkota ar ne, bent jau šiuo laikotarpiu, nes tai yra meilė. Matote, meilė, ta tikroji, besąlygiška meilė. Ir jums krenta ta, ir jums krenta saulė. Tai reiškia, reikia šviesti ir nelaukti atsidėkojimo. Kad numirtų tai, kas turi numirti. Kas turi numirti? Liktai einu, kur širdis nori, bet kai einu iki tos vietos, pasirodo, ne to norėjau. Ir vėl einu tenais, oi, pasirodo, ne ten nuėjau. Vėl einu tenais, oi, apie ką aš galvojau, kažkokią nesąmonę, aš visai nenorėjau ten būti ir visai nenoriu, ką aš dabar prieš save matau. Tai va šitas turi užsibaigti ir šitas užsibaigia. Toksai ėjimas, belė eiti, belė išeiti, belė palikti, dėl to, kad, nepatenkina, dėl to, kad vėlgi ta kritika įsijungia, tai ne mano, aš to nenoriu, jisai kvailelis durnelis ir aš irgi kvailelė durnelė, kodėl aš su juo esu. Va šitas turi užsibaigti.
su Saulė. Saulė turi išdeginti. Jis turi išdeginti tą pasaulėžiūrą, kuri niekur nepriveda nei prie meilės savo, nei prie tikrosios meilės, nei prie darbo, kuris yra jūsų svajonių darbas. Tai nei prie žmogaus, kuris yra jūsų svajonių žmogus, mylimasis, tas vienintelis. Mes visi turime su kuo padirbėti. Bet kada žmogus mums yra idealus, jis idealus tuo, kad mes galime atleisti jam jo trūkumus, nes jo pliusai mums žymiai labiau dominuoja negu jo neigiamos savybės. Bet tada ir būna tas idealus partneris. Jisai eina tą kryptimi, kur ir mes norime eiti, kaip mūsų pakeleivis. Kas yra pakeleivis? Kada tu eini savo gyvenimo keliu ir žmogus prie tavęs prisijungia, nes irgi jis eina tuo pačiu gyvenimo keliu, jis irgi taip mato gyvenimą. Bet čia ir yra tas idealus partneris, žiūrėjimas viena kryptimi. Jisai mato taip, jisai mato, kad jisai nenori būti gyventi, jis nori name gyventi ir nuosavam name. O, kaip faina, aš irgi to pačio noriu. Tai šaunu, tai tada sudedam finansus į vieną krūvą ir statome namą. Bet aš apie tokį partnerį kalbu. Ne tada, kada yra tie ginčiai apie nieką, kur liktai ginčinamės apie svarbius dalykus, diskutuojame gyvenimo klausimus ir niekada neprieiname prie tų pačių išvadų, nes ne to pačio norime. Tai vat ir čionais. Jumise turi susijungti tos dvi karalienės. Tai yra aistringa karalienė ir jausminga karalienė. Tas kunigaikštis kardų turi joti ir prajoti. Su savo tais visais išsišokimais, su savo tais nekorektiškais pasisakymais, su tuo savo impulsyvumu. Nes karalienė lazdų, jinai taip pat impulsyvė, bet jinai impulsyvė iš visai kito kampo, iš visai kitų sumetimų jos impulsyvumas ateina. Jos impulsyvumas ją kaip tik veda prie tikslo. Sugalvojo, padarė, nelaukia, nedelsia ir jai pasiteisina tai. Tai jūs galite tikrai pasiekti tą savo tikslą ir čia jūs lydi dvi stiprios kortos - Saulė ir mirtis. Tai reiškia, kelyje bus sudegintos visos kliūtis. Jūs savo troškimais ir aistra įveikėte visą tai, kas jums stojasi ant kelio. Įkūnijote dvi karalienės, stiprias karalienės. Va ten ir ateis jūsų energija. Ta energija jūs ir pripildysite save. Sugrįž atgal jums energija, kada jūs leisite Saulei šviesti per jūs. Dėkui, ačiū labai ir iki greito.